Jeigu nors kartą savo kėlėte klausimą, kodėl Lietuva patyrė ekonominę depresiją, kai kaimyninės Lenkijos ekonomika toliau augo, kaip išvengti šią krizę ir ar premjeras Kubilius šalies gelbėtojas ar dar vienas ekonominės propagandos specialistas? Atsakymus į šiuos ir daugybę kitų klausimų knygoje Lietuvos krizės anatomija pateikia nepriklausomas finansų analitikas Stasys Jakeliūnas. Aš pats pradėjau analizuoti tos prieškrizinius reiškinius tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje, kadangi čia rašau apie pasaulį ir lyginu, sakykime, mūsų krizę su Jungtinių Amerikos valstijų krize, kaip jinai prasidėjo, dėl ko kilo, ir su Rusijos krizės laikais, kadangi Lietuva nukentėjo ir nuo Rusijos krizės. Tie lyginimai ten taip pat yra, tačiau šios krizės priešistorę aš pradedu nagrinėti nuo 6 metų pabaigos, o pirmas tekstas, pirmas straipsnis parašytas tai yra 2007 metų gegužės mėnesį ir jis vadinasi Lietuvos ekonomikos augimas – iliuzija ar tikrovė. Jau tada man kilo įtarimų, kad tas augimas yra nepatvarus, nenatūralus, nestabilus ir anksčiau ir vėliau gali baigtis liūdnai, dėja taip ir atsitiko. Knygoje rašoma, jog preliminari Lietuvoje besitęsiančios krizės kaina 200 000 naujų bedarbių, beveik 100 000 emigrantų ir apie 20 milijardų litų išaugusi valstybės skola. O ar pateikiamas atsakymas, kas turi prisimti atsakomybę dėl tokios padėties? Yra straipsnis parašytas 2009 metų vasarėje, kuris taip ir vadinasi, kas kaltas dėl krizės Lietuvoje. Ir aš įvardėjau ten kelias institucijas, valstybės institucijas, pradedant Lietuvos banką, Seimo tam tikri komitetai, vyriausybės, 2 ministrai pirmininkai, abu socdemų laikų, 2 finansų ministrai ir panašus pareigūnai, kurie mano nuomonė turėjo slopinti tą tiek skolinimo bumą, tiek priimti sprendimus, kurie mažintų tą augimą nekilnojamo turto burbulo ir slopintų, sakykime, bankų veiksmus. Deja, to nebuvo padaryta. Atrodo, kad visiems patiko tas beprotiškas augimas pajamų į biudžetą ir nekilnojamo turto vertės kilimas. Visi jautėsi turtingi, valdžios institucijos džiaugiasi, kad jos gali surinkti 20–30% daugiau pajamų į biudžetą, išdalinti dalį tų pajamų pensininkams ir kitiems, pabūti dosniais, tačiau jie galbūt nesuprato, iš kur srautas pinigų ateina, o jis atėjo iš Skandinavijos. Kai skandinavai patys bankai Skandinavijoje ir jų investuotojai pamatė, kad čia per daug priskolinta, per daug rizikingai priskolinta, staigiai sustabdė tos paskolų srautus 8 metų pabaigoje, tie pinigai, ta pinigų upė išseko ir tada viskas smuko žemyn, biudžeto pajamos per 2 metus sumažėjo 25%. Taip kad tas burbulų auginimas ir mėgavimasis tomis pajamomis, matyti, jisai sutapo interesai ir statybininkų, ir bankininkų, ir valdžios institucijų. Bet labiausiai, manau, atsakingi vis tik tai valdžios yra pareigūnai ir Lietuvos banko pareigūnai, kurie privalėjo numatyti tokias pasiekmes ir slopinti tą bumą. Vėl galiu pasiremti Švedijos parlamento atliktų tyrimų, kuris buvo padarytas praeitų metų vasario mėnesį. Ten viena iš išvadų taip pat yra tokia, kad dėl krizės Baltijos valstybėse, tai yra ir Lietuvoje, atsakingi čia veikiantis komerciniai bankai ir valdžios institucijos vietinės. Tai nėra globalinės krizės, globalios krizės kažkoks tai iššauktas reiškinys, kadangi, suprantama, jis paskatino tą mūsų vietinę krizę, tačiau pagrindinė atsakomybė vis tik tai yra vietinių institucijų valdžios ir komercinių. Kadangi Lietuvos bankas privalėjo prižiūrėti komercinius bankus, aš teigiu, kad bankai konkuruodami ir rizikuodami sukėlė tą bumą, tačiau valdyti ir prižiūrėti tą skolinimą privalėjo Lietuvos bankas kartu su parlamentu.